Sveiki Seimo savaitėje apie priimamus įstatymus ir ryškiausius įvykius šalies parlamente. Seimo savaitėje. Seime svarstomi siūlymai dėl azartinių lošimų reguliavimo. Seimas nusprendė atmesti Respublikos prezidento veto ir be pakeitimų priimti medžioklės įstatymo pakeitimus dėl naktinių taikiklių naudojimo. Priimdamas rezoliuciją dėl visapusės paramos Ukrainai pergaliai pasiekti, Seimas paragino tarptautinę bendruomenę skubiai ir iš esmės padidinti politinę, ekonominę, finansinę, karinę, techninę ir humanitarinę pagalbą. Išreiškė poziciją dėl neteisėto ir priverstinio Ukrainos vaikų perkelimo į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat Rusijos prezidento rinkimų. Seimo nariai kviečia uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importą į Europos Sąjungą, kviečia Europos komisiją išanalizuoti galimybę uždrausti ir tokios kilmės maisto produktų importą. Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 34-asias metines, šalies vadovai, renginių dalyviai kvietė stiprinti valstybę. Signatarai priminė, kai buvo atkuriama nepriklausomybė. Valstybės nepriklausomybės stipendijos laureatas apie pasirinkimą tyrinėti Stasio Šalkauskio, vieno žymiausių 20-ojo amžiaus lietuvių filosofų, politinę ir kultūrinę mintį. Seime vyksta įstatymų pataisų dėl azartinių lošimų reklamos uždraudimo svarstymas. Pristatytas ne vienas projektas dėl lošimų verslo apribojimų. Vienų iš iniciatorių įsitikinimų šiuo metu taikomi reklamos ribojimai nepakankami, sudaro prielaidas toliau agresyviai reklamuoti azartinius lošimus ir skatinti asmenis lošti. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mindaugo Lingės pristatytomis azartinių lošimų įstatymo pataisomis siūloma nuo kitų metų griežčiau apriboti azartinių lošimų reklamą, drausti skleisti informaciją, kad azartinių lošimų bendrovės remia bet kokius viešus renginius, veiklas, fizinius ir juridinius asmenis. Nebūtų visiškai draudžiama, yra paliekamos išimtis tokios, kaip yra praktiškai identiška situacija Latvijos reguliavimo sistemoje, kada reklama nėra draudžiama antžeminių kazino, pavyzdžiui, prieigose yra iškaba nelaikoma reklama, arba kada nuotolinėse lošimo svetainėse internetinėse vykdoma reklama taip pat irgi nebūtų draudžiama. Priėmus pakeitimus nebeliktų statymų lažybų kazino reklamos. Televizijoje, laikraščiuose, portaluose, gatvių stenduose, ant sportininkų marškinėlių, arenose, vykstant varžyboms, neliktų nei lošimo organizatorių pavadinimų, nei logotipų. Mūsų frakcija apsisprendė balsuoti laisvai šiuo atveju, nes tikrai suprantame, kad bet kokia tokia reklamos draudimo kampanija jinai duoda savo vaisių ir tuo metu, kai tikrai turim grėsmingus skaičius, kad yra labai daug žmonių prasilošusių ir kad auga pelnas, reiškia, biznio toje sferoje. Yra narių, kurie galvoja, kad iš tiesų draudimas toksai, koks yra pasiūlytas šiuo metu, galbūt prisidėtų prie apsaugos žmonių. Tačiau yra dalis frakcijos narių, kurie supranta, kad tokios įstatymo pataisos turi būti tikrai svarstomos kompleksiškai, išnagrinėjant visas rizikas, kurios kyla, o jų yra pakankamai, tačiau bus tie, kurie palaikys, nes mums labai rūpi taip pat ir žmonių, reiškia, ir visuomenės narių sveikata. Kerta stipriai pirmiausiai tai žiniasklaidai, sportui visam, kalbant apie Lietuvos sportą, kuris apskritai finansavimo šaltinių minimalius turi. Tai jeigu šitas klausimas nesprendžiamas arba nėra alternatyvų, tai tikrai matom daug įdų šitam projekte. Uždrausti, sakykime, šitų azartinių žaidimų lošimų organizatoriams remti Lietuvos krepšinį arba Lietuvos futbolą, uždraudžiant, kad būtų logotipai arenose, stadionuose, tai aš nematau jokios prasmės. Tai turi būti subalansuota. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos nariai pasiūlė mažinti lošimų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms. Mes kalbam apie tai, kad reikia vis dėlto suvienodyti amžių, nuo kada dalyvauti galima azartiniuose lošimuose iki 21 metų. Nuo to amžiaus, kada ir alkoholis yra galimas naudoti. Taip pat mes kalbam apie tai, kad reikia riboti maksimalią sumą, kuri šiandien yra ribojama, dėl to ir atsiranda tokie atvejai 20 milijonų pralošta. Ir tas ribojimas būtų 15%, jeigu pajamos deklaruotos arba nedeklaravos 2 vidutiniai mėnesiniai užmokesčiai kaip riba. Na ir trečiasis aspektas yra susijęs su mokestinės mokesčių tarifo padidinimu, kad tos
papildomos pajamos galėtų būti skiriamos socialiai susijusiems klausimams, informacijai apie daromą žalą ir pagalbai nukentėjusiems. Seimas taip pat svarsto parlamentaro Andriaus Bagdono pristatytas pataisas, pagal kurias lošimo organizatoriai privalėtų ne mažiau kaip pusę įmonių reklamos biudžeto skirti socialiniai prevenciniai reklamai. Seimas iš naujo apsvarstė Respublikos prezidento Gitano Nausėdos vetuotus medžioklės įstatymo pakeitimus dėl naktinių taikiklių naudojimo. Prezidentas vetavo pataisas, nes anot šalies vadovo naktinių taikiklių naudojimas sudarytų sąlygas nepagrįstam laukinės gyvūnijos skurdinimui. Be to, Gitanas Nausėda pabrėžia, kad daugumoje valstybių naktinių taikiklių naudojimas grindžiamas individualaus leidimo pagrindu. Vetuodamas įstatymą, prezidentas taip pat pastebėjo, kad medžioklinių šaunamųjų ginklų su naktiniais taikikliais naudojimas krašto apsaugos tikslais nebūtų efektyvi priemonė ginant valstybę nuo ginkluoto užpuolimo. Esą nėra tapatus šių priemonių naudojimas karo sąlygomis, kai taikiniai yra ne laukiniai gyvūnai, o priešo pajėgoms priklausantys kariai ar karinė technika. Išsiskyrusias nuomonės, aš pati palaikysiu prezidento siūlymą, tai yra prezidento veto, tačiau vėlgi sunku prognozuoti, nes mano žiniomis daugelį frakcijų nuomonės išsiskiria. Žinau, kad kaimo reikalų komitete buvo svarstomas šis klausimas ir ten vienbalsiai buvo pritarta veto atmetimui. Tai akivaizdu, jog visų frakcijų Seimo nariai šiame komitete taip galvoja. Mano galva, kad oponentai visgi remiasi šiek tiek jau ir į nacionalinio saugumo klausimą, kuris, suprantama, yra labai svarbus ir tampa galbūt argumentu kai kuriems. Aš pati galiu tik pakartoti, laikausi nuoseklios pozicijos, kurios laikiausi jau ne vieną kadenciją. Vis dėlto Seimas nusprendė atmesti Respublikos prezidento veto ir be pakeitimų priimti medžioklės įstatymo pakeitimus dėl naktinių taikiklių naudojimo medžioklėje. Pagrindinis dalykas tai yra plėšrieji žvėrys, tai yra lapės, usūriniai šunys, meškėnai tie patys ir aišku šernai, kurie šiandien dienai taip pat yra problema. Dar būdavo minima ir krašto apsaugos, ar ne šitas klausimas, ką prezidentas kritikuoja šios argumentus vis tiek? Tai aš tik tai norėčiau palinkėti, kad po šio balsavimo prezidentas prie to apskrito stalo pakviestų ne tik kavinių restoranų atstovus, bet ir medžiotojų kalbėti apie krašto gynybą. Pagal priimtas pataisas medžioklėje naktinius taikiklius ar jų priedus pritvirtinus prie optinių taikiklių, sutarta leisti naudoti medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras. Tikimasi, kad ribotas naktinio matymo taikiklių naudojimas prisidės prie efektyvesnio gyvūnų gerovės principų užtikrinimo, leis efektyviau kovoti su afrikiniu kiaulių maru. Dar kartą priimtas įstatymas įsigalios gegužės 1 dieną. Atsižvelgdamas į Rusijos vykdomą neteisėtą ir neišprovokuotą karą prieš Ukrainą, Seimas priėmė rezoliuciją dėl rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importo į ES uždraudimo. Parlamentarai prašo Europos komisijos imtis neatidėliotinų veiksmų, parengiant atitinkamus teisės aktus. Rezoliucija Seimas kviečia Europos komisiją išanalizuoti galimybę uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės maisto produktų importą į ES, o esant poreikių dėl žemės ūkio produkcijos srautų sureguliavimo, naudoti Ukrainos žemės ūkio subjektų tiekiamą produkciją. Manau, kad ES turėtų susitarti tarpusavyje, kad jeigu jau ribojame Rusijai galimybės jos verslu remti jos karybą, tai čia taip pat yra svarbis sritis ir maistas keliaujantis į ES ir Europos šalis yra ta parama Rusijos verslams. Tai ta rezoliucija būtų paskatinanti visoms šalims priimti arba bendrą įstatymą ES arba atskirom šalim įstatymą ribojantį maisto produktų patekimą į ES iš Rusijos. Nors pradžioje rezoliucijoje buvo pabrėžiamas ne tik grūdų importo, bet ir tranzito uždraudimas, vis tik pastarojo nuspręsta atsisakyti, atsižvelgus į Užsienio reikalų komiteto siūlymą. Tranzitas galėtų išlikti ir tranzitą reguliuoti būtų labai sudėtinga. Tranzitas nebūtinai yra bet gali būti šalia
mūsų valstybių, tai aš sutikau, kad turėtų būti pati idėja ribojanti išlikti, o dėl atskirų detalių, jeigu Europos komisija matytų, kad galima ir tranzitą stabdyti, tai visada galėtų svarstyti ir stabdyti. Šiaip rezoliucija yra ne koks nors privalomas dokumentas, tai yra tiesiog idėjos paskelbimas ir pagalba. Ir aš manau, čia labai yra svarbu, kad ir Donaldas Tuskas praeitą pirmadienį turbūt jau pradėjo kalbėti apie tai, kad reikėtų inicijuoti bendrą europinį tokį dokumentą, o mes jau buvome paruošę tokios rezoliucijos tekstą. Dabar yra antrasis variantas, kur išimtas žodis tranzitas, todėl teikiame tą antrąjį variantą, kuris yra kompromisinis ir tikimės, kad šiandien jis bus priimtas. Rezoliucija parengta atsižvelgiant ir į būtinybę užtikrinti maisto saugą ES ir pasaulyje, apsaugoti ūkininkus nuo galimos krizės susijusios su grūdų importu iš Rusijos ir Baltarusijos, siekiant neskatinti Rusijos ir Baltarusijos ekonomikų, žemės ūkio ir maisto srityse, bei apriboti režimo pajėgumus vykdyti karą prieš Ukrainą. Parlamentas pritarė Seimo pirmininkės inicijuotai rezoliucijai dėl visapusės paramos Ukrainai pergaliai pasiekti. Dokumentu išreiškiama arba pakartojama Seimo kaip tautos atstovybės politinė valia. Tarptautinę bendruomenę Seimas ragina skubiai ir iš esmės didinti politinę, ekonominę, finansinę, karinę, techninę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai. Atrasti valios Vašingtone pakviesti Ukrainą narystei NATO, pradėti darybas dėl narystės ES ir įsteigti specialų tarptautinį tribunolą. Tarp naujų pozicijų dėl neteisėto ir priverstinio Ukrainos vaikų perkelimo į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat Rusijos prezidento rinkimų, kuriais be kito ko, kaip sako Seimo pirmininkė, siekiama įteisinti laikinai bei neteisėtai okupuotas ir aneksuotas Ukrainos teritorijas. Seime minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 34-asias metines, šalies vadovai, renginių dalyviai kvietė stiprinti valstybę, linkėjo ryžto, rimties, susiklausimo ir orumo, vertybių, kuriomis su mumis dosniai dalyjasi kovo 11-oji. Kovo 11-osios akto salė papuošta Lietuvos miestų ir rajonų herbais, simbolizuojančiais mūsų valstybę, Lietuvos Respubliką. Anot susirinkusiųjų, Lietuvai labiausiai reikia vertybių susijusių su kovo 11-ąją, kai visų pagrindinis siekis buvo turėti valstybę ir ją ginti. Už šį aktą balsavo 124 deputatai. Prieš nebalsavo niekas. Susilaikė 6. Aktas priimtas, sveikinu aukščiausiąją tarybą, sveikinu Lietuvą. Pasak Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen, gyvybinis poreikis turėti valstybę, apginti valstybę, gyventi savo valstybėje sukūrė mūsų dabartį. Šiandien, sekdami kovo 11-osios keliu, mes kuriame ateitį savo vaikams ir vaikaičiams ir jų ateitis priklauso tik nuo mūsų. Ženkime šiuo mūsų valstybingumo keliu, nebejodami. Žvelgdami valstybiškai, be reikalo negazdinkime ir nesigazdinkime, specialiai neaštrinkime padėties, bet ir nenutylėkime grėsmių. Nebijokime ir būkime pasirengę. Stiprinkime valstybę ir ji sustiprins mus. Tomis dienomis buvo besąlygiška tautos vienybė. Tauta visiškai pasitikėjo tais parlamento nariais, kuriems likimas padovanojo galimybę iškovoti ir įtvirtinti Lietuvos laisvę, o parlamentas besąlygiškai gerbė tą mandatą, kurį gavo iš tautos. Ir taip gimė kovo 11-oji. Ir šiandien iš ties įstabu klausytis jau netgi kelių kartų jaunųjų žmonių, kurie savo gyvenimą grindė laisvėje, kūrė, rašė, apskritai reiškiasi kaip laisvos asmenybės jau nepriklausomoje Lietuvoje. Ir aš galvoju, kad dar daug tokių kartų bus ateityje. Rašytojų, profesionalų, vadybininkų, ekonomistų, teisininkų, sportininkų, kurie galės pasakyti, nepriklausomybė, laisvė man davė viską. Aš pasiekiau to tik tai Lietuvos laisvės dėka.
džiaugiuosi šventė, kur visą mūsų palieka tą patį pasiryžimą, ryžtingumą toliau tęsti tą darbą, kurį pradėjo prieš 30 mečius. Ir aš manau, yra ko pasidžiaugti. Lietuva nestovėjo vietoj, tauta tikrai pasirinko teisingą kelią, einama į ateitį ir tikiuosi, kad ateitis bus šviesi. Nepriklausomybės akto signataras, buvęs užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas teigia, nors šiandien nebereikia rinktis, kokiu keliu žengti į nepriklausomybę, tačiau jei vėl iškilo grėsmė, kaip ir tuomet esame priklausomi nuo aplinkybių, nuo visuomenės atsparumo ir vienybės, nežinome, simbolinė ar reali bus užsienio šalių parama. Šiandien žmonės laukia iš atsakingų pareigūnų ne pranašysčių, bet sprendimų, savo konstitucinių pareigų vykdymo ir sutarimo, kaip ginti valstybę. Švenčiam dabar kovo 11, kuri nėra nei apsupta, nei kariuomenės, nei pavojų. Trumpai šnekant, vis dėlto mes Lietuva gyvenam ir rūpinamės jau dabar, kad gyvuotų Ukraina. Nes tai priklauso ir Lietuvos likimas. Man rūpi, nors jau gyventi liko nebedaug, bet vis dėlto norėtųsi, kad nepralaimėtų Ukraina, nes jeigu laimės Ukraina, laimės visa Europa ir neturėsime tokios baisios situacijos, kokia yra dabar su Putino arba Lukašenkos Baltarusija. Mes neapgynėme savo laisvės. Mes ją atsiėmėm. Nes tam Rusy, kuriame mes sėdėjom, tai buvo Rusys, iš kurio buvo beviltiškai išlysti ir iš kurio neišlenda krūva tautų, puikiausių tautų. Aš filmuodamas lankiausi ir tuose Buriatijose, ir Kazanės, kur visai kita ne rusų tauta gyvena, suprantat? Ir jie tebesėdi Rusyje, užmiršę laisvę. Taip, kad mes tiesiog dėka to, kad karta išliko, tų žmonių karta, kurie gyveno, kada buvo laisva Lietuva. Nes aš, pavyzdžiui, jau mano eilėraštis buvo mylėki partiją vaikutį kaip savo motiną myli, ji tarsi pumpurą gležnutį mūsų auga Lenino šaly. Aš nieko nežinau apie Lietuvos nepriklausomybę, bet dėka tų brandžių žmonių, dėka savo tėvų, mano tėvų, senelių, seneliai buvo mirę. Mes tiesiog supratom, kad mes Rusy. Ir mes ieškojom išėjimo iš to Ruso. Ir mes išėjom. Kuo mes skiriamės nuo kovo 11 laiko dabar, tai susitelkimu. Kovo 11 laikas, aš turiu galvoje, iki kariuomenės išvedimo, nes sausio 13 mes atsilaikėm susitelkę. Aš nesakau vieningi, niekad nebuvom vieningi ir aš nežinau, ar norėčiau, kad mes būtume vieningi, ta prasme, kad vienodai galvotume ir vienodai elgtumėmės, bet kad būtume susitelkę svarbiausiams dalykams. Svarbiausias dalykas dabar yra nepasimesti šitam pasauliu ir būti pasiruošusiems visiems niekad nepasiruošę, bet bent jau daugumai galimų netikėtumų. Aš žinoma, čia kalbu apie Rusijos agresiją, kuri gali būti, kurios tikiu, kad greičiausiai nebus, bet jos nebus kuo labiau mes būsim pasiruošę. Seimo pirmininko pavaduotoja, Europos reikalų komiteto pirmininkė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė primena, šiemet švenčiame ir 20 metų pilnavertės narystės Europos Sąjungoje ir NATO jubiliejų. Jei ne šie pasirinkimai, akivaizdu, šiandien Putino Rusija tryptų ant mūsų žemės. Lietuviškai, geltonos pievos šneka ir tie mediniai papilkėję kryžiai. Vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje kartu su Lietuvos valstybės vėliava pakeliamos Estijos ir Latvijos valstybių vėliavos.
Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, laisvė nėra nuolatinis, nesibaigiantis, įkyrus išorinių garantijų ieškojimas. Laisvė yra ateiti ir padaryti tai, ką būtina. Tai kodėl šiandien, praėjus 34 nepriklausomybės metams, mes gaištame laiką spėliodami, kada būsime užpulti ir gąsdindami save? Kodėl leidžiame, kad būtų viešai abejojama mūsų sąjungininkais, kurie nekartą žadėjo kovoti kartu su mumis? Kodėl leidžiamės valdomi baimės? Tai nėra laisvė. Ta kovo 11-ąją, vienintelė ir nepakartojama, mes buvome autentiškai, neabejotinai, drąsiai laisvi. Ir šito niekada niekas iš mūsų netims. Ir toliau būkime orus, būkime laisvi. Susitelkę duokime atkirti baimiai. Tad iš ties, tik nereikia mūsų gąsdinti. Seimo pirmininkė teigia, mums visiems reikės dar daug kantrybės, ryžto ir tuo pačiu ramaus nusiteikimo telktis svarbiausiems sprendimams ir darbams. Tikiu, kad švenčiant kovo 11 kažkada tolimoje ateityje nuskambės žodžiai. Tuomet 2024-aisiais buvo nelengva, bet Lietuva pati išliko stipri ir padėjo išstovėti kitiems. Vardan šių ateities žodžių verta stengtis, padaryti viską ir dar daugiau, semiantis jėgų ir įkvėpimo iš kovo 11-osios. Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė sako, prieš 34 metus Lietuva atvėrė nepriklausomybės vartus, už kurių laukė išsilgtas, bet nežinomas kelias. Buvo niurgzglių, buvo skeptikų, kurie sakė, kad mes esame nepasiruošę, buvo ir naivuolių, kurie sakė, kad te reikia prasiveržti ir visa kita savaime išsispręs. Žinoma, tikrovė, kaip paprastai būna, neįsipaišė į niekieno schemos ribas. Tikrovė, kaip ir laisvė, tai kelias, kuriuo tvirtai ir kantriai einame kasdien. O kiek pajudėsime į priekį, priklausys nuo to, kiek stengsimės, kiek kelsimės suklupę. Kelią įveikia einantis, o net ir ilgiausia kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Šventę tęsia eitynės nepriklausomybės atkūrimo kelias Gedimino prospektu iki katedros aikštės su Lietuvos ir Ukrainos vėliavų juostomis. O Seime tuo metu vyksta atvirų durų valandos, veikia vaikų kūrybinės dirbtuvės, atvykusieji stebi meno kolektyvų koncertus, įsimintiniausius Lietuvos kelio į nepriklausomybę momentus primena demonstruojami dokumentiniai filmai, eksponuojamos parodos. Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime įteikta valstybės nepriklausomybės stipendija. Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dėstytojui, daktarui Laurynui Peruličiui stipendija skirta už idėją aktualizuoti mąstytojo Stasio Šalkauskio kultūros filosofiją. Laureatas beje jau nepriklausomybės kartos žmogus, gimęs 1990 metais, sakė, artimiausius 2 metus laikas skirs vieno svarbiausių ir pasak jo įdomiausių lietuvių filosofo politiniai ir kultūriniai minčiai. Laurynas Peluritis valstybės nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijai pateikė projektą Valstybės kūrimas kaip kultūrinė užduotis trūkinėjančių ryšių pasaulyje Stasio Šalkauskio kultūros filosofijos reaktualizacija. Nuotaika puikiai, man atrodo, visi Lietuvoje labai džiaugiamės, kad jau 34 kovo 11, kaip esam laisvi, aš pats esu nepriklausomybės kartos žmogus, aš jau gimiau 1990 metais rudenį jau laisvoje Lietuvoje, tai man šita šventė yra labai brangi. Lauryno Peluričio projekto tikslas atsižvelgiant į pakitusį geopolitinį kontekstą, taip pat naujųjų politinės filosofijos ir nacionalizmo teorijų šviesoje, permastyti vieno žymiausių 20-ojo amžiaus lietuvių filosofų Stasio Šalkauskio idėjas. Stasys Šalkauskis, kaip mes turbūt
ne vienas esame girdėję, yra svarstęs apie Lietuvą tarp rytų ir vakarų, rytų vakarų kultūrinė sintezė ir šiandien yra visiškai akivaizdu, kad mes nebesame tarp rytų vakarų, mes esame veikiau vakarų forpostas. Ir tada man kilo mintis, o kas vis dėlto tame svarstyme buvo tokio pagulaus, kad Lietuvoje vis iškildavo ir aš išsirinkau visai kitą Stasio Šalkauskio filosofijos aspektą, kai jis apskritai žiūri į, tai, ką jis pavadina tautinės kultūros uždavinį svarbiausia, tai yra sukurti kažką, kas būtų žmonijai universaliai vertingo. Kurti universaliai vertingus turinius ir tą daryti būtent sąveikaujant su kitomis kultūromis, perimant iš jų tuos, tokius geriausius ir įdomiausius elementus. Antanas Smetona, po to, kai gavo labai piktą laišką iš Stasio Šalkauskio, kuriame buvo reikalavima ir valstybės demokratizacijos ir svarbių reformų, Smetona niekaip nesureagavo į tą laišką ir tik tai perdavė jam savo raštų tomą pasakytą, parašytą. Į ką Šalkauskio reakcija buvo, kai jis gavo tą knygą, pasakyta, parašyta, bet nepadaryta. Tai, jis buvo žmogus besirūpinantis valstybę nuoširdžiai, jo nebuvo įmanoma papirkti kažkokiais parodomaisiais žestais, tai, Šalkauskas buvo tikras valstybininkas. Tai, man atrodo, tai irgi yra labai svarbu šiandien. Valstybės nepriklausomybės stipendija kasmet skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus, su jais susijusią visuomeninę veiklą ir mokslo populiarinimo darbus. Taip pat konkursui stipendijai gauti pateiktą įgyvendinti mokslinio tyrimo projektą. Sveikiname valstybę. Tiek šį kartą Seimo savaitėje sakoma, kad tas, kas nori būti laisvas, iš tiesų ir yra laisvas. Šią mintimį atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.